Manau, kad darbas gamtoje tikrai yra puikus, kadangi tu jautiesi visą laiką lyg tu poilsiautum. Iš tikrųjų, pabrėšiu, kai dirbi darbą, kuris tau patinka, tu tiesiog nejauti, ką tu dirbi. Yra galimybė, aišku, sėdėti prie kompiuterio ir namie, bet aš visą laiką pasirenku atvažiuoti čia ir būti gamtoje. Namelius nusprendėme įsigyti, nes norime plėstis ir iš tikrųjų labai pasiteisino. Pastatėme juos praeitų metų rugsėjį, tai žiemos metu iš tikrųjų visi savaitgaliai buvo užimti. Labai žmonės važiavo pailsėti su šeimom ar porom. Kiekvienas savaitgalis buvo užimtas. Prasiplėtėm su 2 nameliais 15 vietų, tai iš tikrųjų labai pasiteisino. Turime įvairių renginių ir organizuojame juos nuo iki. Tai vestuvės, įmonių renginiai, darbostogos, stovyklos vaikų ir suaugusių. Taip pat priimame ir pavienius poilsiautojus. Vestuvininkam labai patogu, kadangi mes suorganizuojame pilnai vestuves nuo iki, jiems nereikia niekuo rūpintis, maistas, dekoras, koordinavimas, barmenai, žodžiu, pilnas komplektas ir tai labai yra patogu ypatingai tiems lietuviams, kurie gyvena užsienyje. Be abejo, klientą labai traukia ir tai, kad mes esame miško viduryje, gamta visą laiką yra geriau negu miestas, tas irgi labai turi didelį poveikį, kad pritraukti klientą. Nameliuose gyvenantys žmonės iš tikrųjų gali mėgautis gamta, ramybė, išėjus iš namelio gali iš karto pakliūti į mišką, pasivaikščioti, pagrybauti, pauogauti. Užsieniečiai taip pat mus atranda, atvykti tiesiog pailsėti, pabūti gamtoje, atsipalaiduoti. Vestuvėse, kai dalyviai yra užsieniečiai, jie ypatingai stebisi, kadangi Lietuva yra graži. Dažnas užsienietis nėra matęs tokios gamtos. Manau, kad ir jaunam žmogui verta likti mažesnėme mieste, kur galima tikrai rasti gerą darbą, kurti šeimą, gyventi, mėgautis gyvenimu ir tuo pačiu kurti verslą, pasinaudojant ES paramą.